Sveiki, šiandien pakalbėsim apie laidų jungtis. Vienos yra vežiamos jungtis, kitos yra spyruoklinės jungtis. Kuo jos yra panašesnės? Vežiamos jungtis tai yra gal vienas panašumas, tai kad jos patogu jungti jau storesnis negu 4 kvadratų laidus, ir viskas, turbūt toks jau būtų vienintelis pliusas, bet jeigu, pavyzdžiui, naudosi tokio tipo laidus, tai aš bent jau darydavau taip, įkišiu laidus iki galo, čia kad neliktų tuščių vietų laidelių ir specialiai padariau taip, kad būtų čia išlindę iki beveik taip, kad gali prisiliesti ir vežiu. Aš darau per 2 vaštelius, darydavau seniau. Pirmą vaštelį nuo laidų pusės taip pavežiu gan, taip, šiek tiek stipriau, o pirmą jau stipriai varau. Dėl ko taip darau? Dėl to, kad jeigu netyčia įžnybtų laidą, kad įžnybtų nedaug, o tas, jeigu įžnybtų daugiau, nieko baisaus, nes bus dar vienas vaštelis. Tai va, ir kaip įvežiu, dažnai va šitos galiukus būdavo paimam mes ir užlenkiam. Taip va. Mes taip darydavom dėl to, kad neliktų atvirų, kad prisiliestų rankom. Tiesiog būtų iš visų pusių sunkiai pasiekime laidelį. Tai va, tai kaip jau minėjau, jie gal dabar labiau aktualūs jungiant storesnius negu 4 kvadratų laidus, nes į spyruoklinės jungtis jų nepajungsi. Ir kitas toks dalykas yra tai, kad susispaudė laidas ir dažnai jau antrą kartą juos vėl įkišti atgal ir vėl prisukti. Jau yra ganėtinai sunku, yra rizika, kad galim laidą nukirpti visai. Arba suploninti tiek, kad bus vietoj 2,5 kvadratų pasidarys 1. Kitas minusas yra šitų kaladėlių tas, kad daugiagyslį laidą jau turim naudoti ir antgalius. Taip, uždėti, užpresuoti antgalius ir tada galim naudoti. Dėl to, kad daugiagyslį laidą, kai spaudžiam, čia spaudžiasi, pavyzdžiui, vaštelis, jis spaudžia ir taip aplinkui pakyla laidelį ir tu tik taip įspaudi keletą laidelių. Pirmas dalykas. Tai gaunas ne visų plotų prispaudi. Kitas dalykas, labai lengvai nupjauna gyslas daugiagyslėm. Tai va. Kas daugiau, kokie minusiukai yra su šitais dalykais, laikui bėgant atsileidžia. Tai va būtent nuo vibracijų, nuo šilumos, šąla ir taip toliau, vaštelė atsileidžia. Ir gali būti taip, kad šitas kaladėlės tiesiog pradės kaisti dėl to, kad nebebus gero kontakto jungtyje. Dabar pakalbėkime apie spyruoklinės jungtis. Spyruoklinės jungtis yra panašesnės tuo, kad greitis. Pirmoji eilė greitis, tai tiesiog atlenkiam, įkišam, viskas. Dar pliusas yra tas, kad juos gali naudoti tiek daugiagyslį, tiek viengyslį, jokio skirtumo. Jisai gerai tuo, kad jis pastoviai yra po įtampą. Tai va, tai pirma, ne tai, kad dar sutaupo jūsų laiką, bet galit naudoti keletą jungčių, keletą skirtingų kabelių, kas jau šituo atveju būtų nebelogiška labai. Kitas pliusas mažesnė rizika kaitimui. Pavyzdžiui, mano praktika būtent ant tokios kaladėlės parodė tai, kad 2 kW 300 W buvau pajungęs boilerį, po 2 metų pastebėjau, kad jinai kaista, atlaikė, bet jau pradėjo deformuotis plastikas. Tai pavyzdžiui, šitos jos nėra originalės, bet tokiem apšvietimai, kur nėra didžiulių srovių, irgi galim naudoti, tik jų gal toks minusas menkas, jeigu didesnį, grabnesnį pirštai, sunkiau atlenkti šitos yra, kas pavyzdžiui su vago yra lengviau žymiai, nes yra platesnė. Tiek šitiem deklaruoja 32 amperus atlaiko, bet aš taip neleisčiau, nes 32 amperai, kas čia gaunasi virš 6 kW. Aš taip nežaisčiau, tai aš maks ką leisčiau savo, tai apie 2 kW, tokia, 3.
dėčiau kilovatus, bet nedaugiau. Nu, čia mano nuomonė. Gal yra kas jungia ir būtent galingiau. Yra tokio tipo jungtis spyruoklinės, bet jų minusas yra tai, kad čia kinietiškas daiktas būna nulūžta tos kojytės atlenkiamos, jos yra panašios kaip ir vago. Ta pati rašo atseit, kad laiko 32, bet mano atveju jis nepasiteisino. Buvo ir kad ir kaito, ir nulūžo kojytės ir negali kabelį ištraukti ir taip toliau. Tai vat atsargiai, kad panašu, tai dar nereiškia, kad yra geras. Tai va, aš asmeniškai dabar tokius naudoju, jie tikrai patikimi. Ir kaip minėjau, greitis, patikimumas ant kabelių, visada spaudžiasi, visada geras kontaktas. Kas dar? Minusas, kad tik tai storą laidą negali pajungti. Kaip ir viskas. Turbūt. Tai tuo jis skiriasi, kad vežiamas jau, kaip ir sakant, pigiau, bet vertinus laiko atžvilgį, patikimumą ir taip toliau aš nebenaudočiau, o spyruoklinės naudoju. Biški brangiau, jeigu perka didesnį kiekį, tai atsiperka ir patikimiau.